BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt. Mes turim realiai rėmą ir turim pilną sveiką korpusą. Kiek kainuoja toks projektas? Man atrodo, mes to turėsim problemų. Kaip čia šitas dalykas atsidūrė? Kaip transporto priemonė dabar įvardinti? Durniavom, užtenka. Jeigu jūs tai matot, žiūrit, tai reiškia viskas mums pavyko. Tikėkime, kad jums šitas video patiks. Trumpas komentaras apie Porsche. Turim problemų? Nėra, ką ten dabar filmuot. Yra problemų su pavarų dėže. Negalim įjungti neutralinės padėties. Variklis jau užsikūrė, viskas tvarkoj, kompresija visur viskas tvarkoj, lempos jau beveik padarytos. Viskas ėjo link to, kad vietoj šitos serijos turėjo būti Porsche'as, bet atsitiko taip, kad negali sukalibruoti dviejų sankabos diskelių. Ten double clutch ir juos reikia kalibruot negalim. Kodėl? Nes neįsijungia į neutralinę padėtį. Automobilis šį antradienį važiuos į kitą servisą, kur tik su pavarų dėžėm užsiema, ją vėl išardys ir vėl pažiūrės. Filmavimo idėjų kišenė, jinai neįmanoma pastoviai kažką naujo jums rodė, o noriu su jumis būti kas kiekvieną savaitę trečiadienį. Tai žiūrim seriją, gražaus jums vakaro, jeigu valgot skanaus, jeigu geriat arbatą, irgi skanaus, o mes pradedam seriją ir manau šiandien mes jums tikrai pakelsim nuotaiką. Lekiam, nes mums važiuoti 2 valandas, o jau 5 valanda. Tai ką, matot jau mocą, dabar aš jums parodysiu savo naują prekę. Jis trivėtis ir jis turi daug arklių. Jūs tai savo įsivaizduojat? Jis vos tilpo čia. Vos. Ką, lekiam, nes čia dar turi tilpti motoroleris. Kaune mes paimam motorolerį 125 kubų važiuojantį, kraunam, tikėkime, kad pakrausim į priekabą ir lekiam į Vilnių. Tikėkime, viskas bus tvarkoj. Tai ką? Atvykom mes pirkti motorolerio. Tokia antra dalis mūsų projekto, be kurios projektas neįvyks. Turi ir dokumentus, ir techapžiūrą, bet techapžiūrą į pabaigą. Savaitę, kaip tik mums tinka, pasidarysiu draudimą ir bus legalus kelyje. Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Malonu jūs visus matyti. Net nežinau, nuo ko pradėti pasakoti jums šią istoriją. Manau, šiandien bus tikrai įdomus ir nedarytas Lietuvoje projektas. Tikrai nedarytas. Aš patikrinau, nieks nedarė. Jokios žvaigždės su tokiu nevažinėja. Mes būsim pirmi. Taip, Europoje, Amerikoje, daugiausiai tokių projektų buvo Amerikoje, jau daryti tokie projektėliai. Viskas tvarkoj, mes padarysim savo lietuviškai. Kaip jūs visi žinot, pas mus Lietuvoje įsibėgėja tendencija lakstyti vasarą su vandens mocais. Teisingai? Teisingai. Populiarėja su kiekvienais metais ir tai reiškia, kad ir aš norėčiau savo vandens mocą turėti. Bet Vilniuje lakstyti nėra kur. Ežerai yra įnešti į raudoną knygą. Pas mus negalima nei išleisti moco, nei lakstyti. O jeigu tu tik įleisi mocą į vandenį, iškart kažkas paskambins, atvažiuos karo policija, aras ir visi ant S baigiantis žmonės ir supakos. Duos didelę baudą už gadinimą mūsų gražios lietuvėlės, ežerų ir visokių povandeninių gyvūnų. Bet kad nebūt nudystų, norėjau pasakyti, kad nebūt nuobodžių, mes pereinam prie projektėlio. Kasgi tai bus? Kaip sakoma, jeigu mums negalima plaukti, mes važiuosim. O važiuosim mes su transporto priemonė, kuri perdaryta iš motoroleriaus į vandens mocą. Važiuojantis kelyje vandens mocas. Jūs įsivaizduojat? Aš net pats dar neįsivaizduoju, ar pavyks mums tai šiandien padaryti. Valandų, kaip matot, 10:30. Bet įsivaizduokit, kad 10:30. Mes pradedam, o šiandien man padeda ne tik Darius, kuris vėluoja ir dar neatvažiavo, bet ir mano draugas Dominikas, visi jūs žinot iš Instagramo Safety Caras. Šiandien jis man padės sutvarkyti, pusiau važiuojantį pirdą, kuris stovi už kadro, ir sujungti vandens moco korpusą su pirda. Paimkite daugiau maisto, nes bus faina. Tikėkime, mes liksim gyvi, neįvažiuosim į jokį stulpą, sieną ir taip toliau. Nepažadam. Traukiam.
Pirmas mano gyvenime vandens mocas. Ir dzin, kad jis jau sulaužytas ir neplaukė. Jūsų ekranuose Bombardier GTX Limited, daugiau užrašų nėra, tai nieko pasakyti ir negaliu. Vandens mocas, kurio maksimalus greitis greičiausiai 70 mylių, tai 110 km per valandą. Turim veidrodžius, turim vairą, turim visokiausių bartučiokų. Ir turim pilną sveiką korpusą. Mums tai buvo labai svarbu, nes mes integruosim pirdą į vidų. Ir su jo jau važiuosim. O pirda, apie pirdą. Pirda legali, turi vieną trūkumą, dokumentai angliški. Jinai legali visoje Europoje. Tieks yra, viskas yra angliškas. Mums projektų reikėjo minimum 125 kubikų motorolerių. Pavyko man jį rasti Kaune. Ačiū labai, kas pasiūlė šį nuostabų daiktą. Jis kainavo man 70 eurų. Turi daug problemų. Pramušti laidai, nesikrauna kumas, nedega šviesos ir leidžia galinę padangą. Ai, duslintuvas, matėt, pirmam kadre nulaužtas duslintuvas. Nuo jo mes pradėsim, aprinksim, sutvarkysim duslintuvą, sutvarkysim, kad idealiai kurtųsi ir trauktų važiuotų. Traukti jis traukia, važiuoja ko puikiausiai, bet sunkumai su užkūrimu, nes nuo akumo ne visada kūrėsi, pasakė savininkas. Pasirodo, akumas buvo myręs, dėl to ir nesivedė nuo standartinio akumuliatoriaus ir teko kurti nuo laidų. Aprengiam, sutvarkom jo minimalus defektus ir tada prieinam prie vandens motociklo korpuso. Išardyt, čia nuimti visus plastikus, viską atsukt, ką įmanoma, jis yra priklijuotas iš dviejų dalių – apatinė ir viršutinė. Tai mes praeisim su statybiniu fienu, išlydysim klijus ir turėtų pagal visą informaciją turėtų atsiskirti apačią nuo viršaus. Tada sekantis etapas bus pamatuot gražiai dugną, išpjaut vietą motoroleriui, pakelt motorolerį ir iš apačios uždėt mažiau kalbų, daugiau veiksmų, ne? Tai vat ir mes ir pradedam tada nuo motorolerių tvarkymo. Tai ką, aš galiu ardyti kol kas? Lampaičkos. Op. Čia. Matai maksimalus greitis. 100 traumų. Ai, va. Virinimo išmetimą tam, kad jis laikytųsi ir nedumintų mums į akis. Negražiai atrodo, bet bus paslėpta viskas, tai nelyginu, negražinu, paliksim taip kaip yra. Tyliau būtų ir nedumintų tiek daug. Ir tiek. Pirmas žingsnis padarytas, motoroleris jau išrinktas yra. Kas tau lyg? Prisijungiau prie čiato, žinai, tak jungiau mikrofą. Jo, kol Domce virino išmetimą, aš, kaip matot, išrinkau motorolerį. Mes turim realiai rėmą, paliksim posūkėlius, kad po to būtų galima prailginti laidus ir išvest kažkur ant vandens moco kėbulo. Mes turim praliekt ir suprast, kad motoroleris pajėgus patraukti vandens moco kėbulą. Žiūrim, kaip treba rankytės. Paparolai. Nežinau, dažo dabar. Davai sureguliuosi. O ką tu sureguliuosi? Nu tai kad jis nesuktų. Jis važiuoja. Gal... Run him. Pradedam ardyti, matėt, vandens mocą. Jis yra suklijuotas, apardom viršų, kol kas iš viršaus nieko nereikia, mes viską atsukam, vairus nuimam, visus plastikus įmanomus iš viršaus nuimam, padedam gražiai iš šonų, nes mums jie bus reikalingi. Ir tada bandom atskirt viršų nuo apačios. Pirda kaip ir važiuoja, bet viską kaip ir tvarkoj. Mes nusintėm Darių paimti kamerą į galinį ratą, nes buvo didelė skylutė, mes jau negalėjom sutvarkyti. Su šniūrais bandėm, nepaėjo, su klijais irgi nepaėjo. Nupirksim kamerą, kišim, pripūsim ir viskas bus tvarkoj. Pirda kaip ir paruošta, kad ant jos užsidėtų vandens moco korpusas. Šiaip atrodo tai bombiškai. Aš į garažą iš išvedęs pažiūrėjau, kas čia vyksta. Tai čia, nežinau, psichų kažkoks automobilis ruošiasi.
praeitoj serijai mes sutvarkėm Mersą, pakeitėm jom tepalus, viską sutvarkėm pagal baltą lapą, pakeičiau traukų tes galinės. Mersas tiecha praėjo ir sėkmingai prasideda naujas savininkas, važinėja ir nemato bėdų. Liko pas mane tik Opelis, Opel Astra, kaip darbinis automobilis. Ir jis turi šiokių tokių problemų. Keičiam, tvarkom, kad važinėt ir dirbt saugiai. Šiandien aš jums parodysiu, kodėl aš rinkuosi Meilę HD. Parodysiu skirtumą. Lekiam, keliam ir žiūrim. Dažnu atveju originalias dalis yra brangiausias pasirinkimas, vienas iš geriausių pasirinkimų pirkti tokias dalis. O AutoAibė jūs galite rasti gerą alternatyvą. Ir tai yra Meilės HD linija. Kodėl aš rinkausi šitą pasirinkimą, jūs paklausėte. O aš jums atsakysiu labai lengvai. Jis yra stipresnis, jie paėmė originalią dalį, kaip ir tarkim šitą vairo traukę nuo Opelio ir modifikavo. Pastiprino ją, kad jinai laikytų ir tarnautų automobilį daug ilgiau. Ta mes dabar ir padarysim, palyginsim Meilės HD pastiprintą su originalia Opel. Va čia va ir yra didelis skirtumas. Jūs matot ne tik storį, bet ir plotį pačio šarnyro. Matosi skirtumas, masyvesnė detalė ilgiau laikys. Jeigu tarkim dabėtas pravažiavimas pas jūs į namus, verta pasirinkti Meilę HD, nes jūs žinosit, kad tarnaus ilgiau už originalą. Tai aš taip ir padarysiu, nes važinėjom daug neaiškiais keliais, tai pakeičiam dvi vairo traukės iš vienos ir iš kitos pusės, iškart keičiu porą. Kodėl? Šita pusė laikys, o kita neužilgo pradės jau barškėti. To nebenorim, keičiam iškart iš abiejų pusių ir važinėjom ilgai ir saugiai. Aš manau, visi iš jūsų mokat keisti vairo traukės, matėt kaip tai daroma, tai mes neteršiam eterio, o keliaujam toliau į seriją. Jaučiu matosi pagal mane, kai koks aš pavargęs jau. Einam iki galo, varga iš šono. Tai ką? Kaip matot, pas mus nėra jau viršutinių plastikų, nėra vairo, nėra daiktadėžės. Palikom galinę tą rankiną laikytis, bet šiaip jinai, mums dabar niekaip netrukdys kišt motorolerį. Jūs galvojat, kaip aš jį įkišiu, gal per viršų? Ne, reikia dabar su fienu praeit, sušildyt klijus ir bandyt po biškį nesulaužiant korpuso, skaidyt. Man atrodo, mes toj turėsim problemų. Šitas mocas matosi, kad buvo jau tvarkytas dugnas ir nestandartiniai, neoriginalūs klijai. Labai sunkiai atsiklijuoja dugnas. Mes negalim dugną atlūpti nuo viršaus. Dėl to darom biškį su kitokia taktika. Pamatuojam, sumatuojam pirdą viską, atmatuojam kiek reikia ir iškart pradedam pjaut dugną. Dvigubas sluoksnis. Jis priklijuotas. Po paskutinio, manau, prisijungimo praėjo gal 2,5 valandos. Matėt, mes su Pirda važinėjom, viskas buvo tvarkoj, bet kai keitė ratą, atjunginėjo galinį dalį, patį variklį nuo rėmų ir sujudino laidus. Ir vienas laidukas, kuris eina iš kompo į babiną, atsijungia. Ir jis buvo izoliacijai ir mes jo nematėm. Kol visus laidus nepatikrinom, nepamatėm, kad vienas nutrauktas yra laidas, dariukas sujungia, starterį paspaudėm ir Pirda užsikūrė. Ką norėtų už 70 eurų Pirda, kai nupirki ją važiuojančiai ir kažkas atsitinka, čia jau gaila. Tikėkime, kad šiandien mes spėsim. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Kėbulas. Pirda, matėt, kaip dedam, tai dabar pats toks sunkiausias etapas. Mums reikia uždėti, pažymėti
vėl nuimti, uždėti vėl ir taip karts nuo karto, 5-10 kartų reikia pagalvoti, kad viską sužymėt, viską pritvirtinti kaip reikia. Mocas bus ant 3, kėbulas prie pirdos bus ant 3 taškų pritvirtintas, jau jis niekur nejudės, tvirtinsim gale prie bako, tvirtinsim priekį prie čia, nu kažkur čia Domas tvirtins, aš Dominikas atsakingas už tvirtinimus, tai stipriai papasakoti negaliu. Ir trečia vieta, va, centras, prie šitos vieno dalies. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Need a yeehaw, you know how yee. Here for one night and we just wanna party. Papasakok, ką tu čia padarai? Čia gabaritas, čia va bus posūkiai. Šiaip gabaritas daugiau man panašus, žinai, tą nosį. Buvo klauno nosis, va, žinai. Nu tai va. Bet gabaritas, kad visi matytų, kad važiuoju, žinai. Čia bus posūkėlį va tokie, įstatysiu va į vidų va taip. Viskas pas mus, nu, gražu. Pagal planą. Taip, nu, pagal laiką nelabai, Bet žiūrėk, jeigu tos 2 valandos, nebūtų tų 2 valandų, tai mes jau būtumėm beveik išvažiavę. Jau būtų paskutinį darbai. Taip, vyrai dirba. Sunkiausia. Vyrai dirba, Rolas tiesiog, va, ką padarė. Va. Ne, nu tai drėlės neduoda man, nu tai jau padarė. 7:08, saulė jau leidžiasi. Prijungiam priekinę šviesą, posūkį priekį yra, gale posūkį yra, gabaritas yra, signalas yra užsikūrę. Ir keliam. Nu, nieks nesakė, kad bus lengva. Все, поводнее, вот ман. Ты прочит свет. Nu, bet važiuoja. Jo, bet labai nestabiliai važiuoja ir nesupranti. O tai kas kaltas, dėl ko tai buvo? Gal šakės tos, kur buvo. Nu, kad šakėm žopą ir labai nestabiliai, va, apsisuko. Apsisuko, žiūrėk, rimtai. Ten savininkas ėjo šitos teritorijos su maišais, maišus pastatė. Bet žinok, jau rankos pavargo, tai įsivaizduok, ant tiek kontroliuot, nes kiekvieną kartą toks drebėjimas. Eik! Judėk! Tiesiai! Tai gerai atrodo, jis taip čilina Miami, žinai.
Patvirtinom, kad daiktas stiprus, biški čia trūkumų išlipimo metu realiai jaučiu. Paspaudė ir viskas, bet viskas bus normaliai su korpusu. Važiuojame į garažą, užtvirtinsim apačioj biški ir į vakarinį miestą. Mano vardas yra Borisas ir aš vairuosiu šį transporto priemonę. Judam? Čia suvaldysiu. Yeah, no, I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Eddie Miller, nothing. Remiasi į priekį ir jiem. Nu tai biški jo palinko ir viso. Galiu pakelt parodyti. Ką darysim, Tomce? Įmėčinsi. Pradėsim bėžti. Pavyko? Gerai, viskas tvarkoj. Vairas biški daugiau dreba negu drebėjo prieš tai. Žinok, stabilumas labai geras. Raudona šviesa ir mum nežalia. Stabiliai viskas. Viskas gerai. Šviesos yra, posūkiai yra. Ko dar reikia? Geras, stabiliai, kaip supirda. Ne, malonu. Man labai patinka tai, ką aš darau. Patikėkit. Vilniuje važiuoju su vandens mocu. Užkaito. Jis užkaito. Čia yra kosmosas. Kur čia prisiparkuot? O! Vyrai, galima sustosiu? Visi žiūri į mane, tik į mane. Kelias toks jausmas žmonėms dingo. Visi filmuoja, visi fotografuoja ir visi nori tai žiūrėti į mane. Tai, eik tu sau, aš tiek žvilgsnių nemačiau niekada gyvenime. Kiek kainuoja toks projektas? 500 eurų. Kas buvo? Domce paskutinį sutvarkė šakę, nes šakė neatlaiko tiek svorio. Išbėgo pilnai tepalas. Tepalas išbėgo, ratas pradėjo kliudyti rėmą. Iškėlėm pilnai kiek įmanoma, užvyrinom amortizatorius ir Borisas išvažiavo, sako, viskas tvarkoj. Borisas Stigovič. Jo, Stigovič. Perdodam linkėjimų. Šiaip žmonės nesupranta, kas galą dar užvyrė. A ne? Bet jaučiu kaip ant čioperio, a ne? Jo, labai gerai, žinok. Priekis biškai. Iškeltas. Eik tu savo. Tai galit iš priekio, galiu lempą įjungti. Čia kažkur mačiau Instagram'e tokį.
žmonių, jūs neįsivaizduojat, kiek žiūri žmonių. Toks jaus, nu, nežinau, su kokią mašiną reikia įsigyti, kad taip žiūrėtų. Važiuojam iki degalinės. Aš pavažiuosiu. Pro kur, pro čia prasuksiu? Labai padanga, nežinau, kodėl, gal mes nepastebėjom, bet jeigu čia pažiūrėsit, vienas kampės yra didesnis, o kitas mažesnis iki galo neatsistoja. Gal trukdo kamera, gal, nes ar 13 dėjo, man atrodo, kamera didesnė, tai gal jinai trukdo užsifiksuoti vietą. Čia įlindas kampės, dėl to gal leidžia. Arba kiaura kamera. Emocijos kosminės, nu, tokio dėmesio aš nebuvau sulaukęs niekada. Iš tikrųjų, jeigu ką, aparatas bus parduodamas. Rašykit, su mielu noru jum perleisiu, paišdėkau. Tai va, judam. Blemba, kuo aš vėl grįžtu ir vėl drebu visą. Čia yra kosmosas. Aš manau, mes tikrai padžiuginom publiką šiandien maksimaliai. Op. Blemba, jaučiu, mum į kalną bus sunku užlėkti. Nuleido padangą. Padangą nuleido. Stojam čia. Sveiki. Kas atsitiko? Ukmergės plentai iš Šeškinės kalną kely, aš jį nei užstumt nieko negaliu. Sveiki. Taip. Kaip čia šitas dalykas atsidūrė? Aš su jumis būsiu atvirai. Ačiū labai, geriausia. Padurniavom, užtenka. Atvežėm su tralą. Ai, čia su ratai. O kaip iš čia atsidūrė? Ne, nieko nepagalvokit blogo. Čia motoroleris. Su tralo atvežėm. Bet mes Transporto priemonė sausumoje stovi ir jūs sakot, jūs iš ten atvažiavote. Aš galvoju, kad kažkas nesueina. Čia yra body kitas. jau uždėti plastiką ant motorolį. 125 kubikų. Registruotas su tech apžiūra, jūsų teisėmis. Viskas kaip priklauso. Bet mums užteko šiandien ir mes niekur iš čia nejudėsim, mes jau laukiam tralo, tralas jau atvažiuoja. Tikrai problemų jokių nenorim ir... Be šalmo. Ne, palaukit. Va. Ne, su šalmu. Viskas kaip priklauso. Netgi pirštinės yra. Nebūtų padėjęs. Šiaip labai kaip apsauga tokia. Nuo kitų žmonių. Na gerai. Kaip transporto priemonė dabar įvardinti? Su vandens motociklu. Sausumos vandens. Su sausumos. Matot, aš jau galiu paskutinį pasakyti. Mum neleidžia Vilniečiam. Nėra vietų, kur išvažiuoti su vandens motociklu. Turiu omeny, nėra vandens paviršiaus. Visur viskas uždrausta. Tai aš galvojau kažkas... Perdaryti šitą vandens motociklą į tą, kur būna nuo kalno leidžia ten tos... Kaip tik bus varžybos neužilgo Kaune. Taip, mulinės. Jo. Manau, verta sudalyvauti su tokiu. Bet 4 ratus padarykite. Stabilumo, kad daugiau. Gerai. Žiūrėkit, neprisidalyvaukit, kad paskui nereikėtų ten kitų tarnybų kviesti, kad jūs pagelbėt. Gerai, ačiū labai. Gražaus vakaro. Aš pagalvojau, kad viso. Tu aš tėvui normaliai paskambinsiu ir pasakysiu viską.
Jeigu jums patiko šitą seriją, man tai emocijų užteko pilnai. Jeigu jums patiko šią seriją, man labai malonu, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir parašykit gerą komentarą. Galit parašyti ir vlogą, priimsiu visų. Malonu, kad esam kartu. Suprantu, kad mes kartais padurniuojam, bet mes padurniuojam tik dėl jūsų. Man buvo labai malonu filmuoti šį epizodą. Gražaus vakaro, geros savaitės ir gero savaitgalio. Iki draugai, iki sekančios serijos. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su net 4 metų garantija. autoaibė.lt